It's not easy being me. Wash your face and brush your hair. Well, nag, 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 it's just not fair. I'm horrid Henry. So down with school, I'm gonna rule. And when I'm king, I'll do my thing. And then my life will be so sweet. I'm horrid Henry. Na na na, na na nay. The purple hand gang rules okay. Well, it's so easy being me. I'm horrid Henry. Blogiukas Henris. Labas rytas, tėti. Labas rytas, Piteri. Kaip šiandien jautiesi? Puikiai, tėti. Tai ką šiandien planuoji veikti? Na, šiandien užeis geriausi berniukai. Mokysimės dainuoti dainelę pirmadieniui. Panelė Meilutė paprašė mūsų padainuoti mokyklos susirinkime. Labai tavimi didžiuojuosi, Piteri. Henris atsikėlė. Taip, tikrai atsikėlė. Nors net toks jau jis ir pakylėtas. Tėti, man reikia mobilaus telefono. Labas rytas, Henri, kaip šiandien laikais ir ką planuoji nuveikti? Gauti mobilųjį telefoną. Henri, mobilaus telefono negausi. O kodėl? Visi juos turi. Pavyzdžiui, na, leisk pagalvoti. Nemandagusis Ralfas, gražuolė Giurinderi, niūrioji Margareta. Žinoma, šlykščioji protinguolė turi 3. O neklaužada Maikas turi 1 ant savo riedlentės. Malonioji Kelė kartą man savo paskolino. Na, visi tiesą sakant, turi. Kaip ir sakiau. Henriui, mobilaus telefono tu negausi. Net nedorėlė Vikė turi. Kas ji tokia? Surūgėlės Siuzanos sesutė. Surūgėlės Siuzanos? Ir iš kur pas tave tokios idėjos? Tai gal ir man galima? Labas rytas, Henri. Labas rytas, mama. Gal galėtų man nupirkti mobilų telefoną? Na, kodėlgi ne? Taip. Bet už jį susimokėt turės iš savo kišenpinigių. Ne. Blogiukas Henris ir blizgučių karalius. Nebūk bjaurus, Henri. Čia tau persikėlė, berods nuo tetos Gretos. Šaunvėlis, ji man buvo prižadėjus atsiųsti specialų numeruotųjų nykštukų nesąmonių leidimą. DVD aukščiausios kokybės ir jame yra papildomų serijų su nykštukais. O, kaip smagu. Gal galėčiau jį pažiūrėti kartu su geriausiais berniukais, kai jie ateis. Žinoma, Piteriuk, galėsi žiūrėti, kol sušukuosiu plaukus. Ak, tu tikrai esi pats geriausias mano berniukas. O, atėjo geriausi berniukai. Geriausi berniukai viską daro geriausiai. Įsprendžia jie testą, bet kokį lengviausiai. Man taip reikia mobilaus telefono. Tėti, gal visgi šiandien galėčiau gauti mobilų telefoną? Ne, Henri. Nebus lengva. Pasiruošę? Pasiruošę? Jau, ką jūs, bičai? Čia tikrai ne specialusis numeruotojų nykštukų nesąmonių leidimas. Tikrai ne, Piteri. Aš esu tas, kuris gali. Ir jei Semas tu vardu, gali ir tu kartu. Semai, jis čia tau sako? Žinau. Jau, ir jei Gordonas tu vardu, nemirk iš nuobodulio, ir tu. Tedai, paklausyk, šokinėt ant lovos taip smagu, nors klyk. Piteri, ar beįmanoma būti didesniu riteriu? Jis su mumis šneka. Taip, su visais. Taigi, kas iš jūsų vyras visagalis? Aš vyras visagalis. Tu vyras visagalis. Taip, aš vyras visagalis. Aš vyras visagalis. Taip, aš vyras visagalis. Aš irgi noriu būti vyru visagaliu. Mes vyrai visagaliai. Mes vyrai visagaliai. Taip, mes vyrai visagaliai. Taip, mes vyrai visagaliai. Matai, jei turėčiau mobilųjį, galėčiau tau paskambinti į darbą ir paklausti, kaip tau sekas. Ne, negalėtum, Henri. Tuo metu būtų mokykloj, o juk mokyklose negalima naudoti mobiliųjų. O, tiksliai. Na, tada kažką darysi su tuo virtuviniu rankšluosčiu?
Tu apie šitą? Taip, čia virtuvinis rankšluostis. Naudojamas indam šluostyti. O tai kam tada indaplovės? Na, tam. Bet šiandien mes tai darysim senamadiškai. Apie ką ir kalbu, tėti? Tavo laikais, tai senamadiškais laikais, niekas neturėjo mobiliųjų, bet šiais laikais visi juos turi. Henri, darbuokis virtuvinių rankšluosčių. O taip, jei iššluostysiu indus, gal galėsi man nupirkti mobilų, ne? Mes vyrai visagaliai. Mes sakom taip ir nieks mums neišdrįs paliepti kitaip. Mes vyrai visagaliai. Tame ir bėda, tėti. Kame bėda, Henri? Tu tiesiog nesupranti šių laikinio jaunimo. Net neįsivaizduoju, apie ką tu kalbi, Henri, bet mobiliojo vienaip ar kitaip negausi. Ne, aš dabar ne apie tai. Aš apie tai, kaip būdavo tavo laikais. Nagi, ir kaip tada būdavo? Tada jūs neturėjot mobiliųjų, reikdavo palaukt, kad galėtumėt pasikalbėti, ar ne? Taip ir būdavo. O jei reikalas būdavo skubus, tada skambindavom vieni kitiems. Jei būdavo užimta, reikdavo šiek tiek palaukti ir skambinti iš naujo. Tikrai tais laikais nerodydavo įeinančių skambučių? Nerodydavo įeinančių skambučių? O kas tai? Na, kai juos rodo. Mes vyrai visagaliai. Ir mes sakom taip ir ne kitaip. Nepanašu į numeruotus nykštukus. Taigi, kai juos rodo. Tėti, prašyčiau kirminę, dabar aš kalbu. Tėti, gal galėčiau pasinaudoti mamos mobilių telefonu? Žinoma, galėtum, Piteri, tik po to padėk atgal į vietą. Čia dabar? Ačiū, tėti. Siuntinys pulsuojančiam Piteriui. Pulsuojančiam Piteriui? Piteri, tau atnešė siuntinį. O, kaip gerai ir kaip greit. Valio! Taigi, kaip ir sakiau... O, dėkui, Henri. Gerai, kai rodo įeinančius skambučius, nes jei su kažkuo šnekėsi telefonu... Jau, Puke, tu katė visagalė? Tiesiog padėk čia, tėtė. Bet juk reiktų viską sutvarkyti. Ir taip gerai, tėtė. Tai jei jau nerodė įeinančių skambučių, tai matyt ir žinučių negalėjo atsiųsti. Na, taip. Atsiprašau, Henri. Nieko tokio. Užjaučiu tave. Dėl ko? Na, jokio susirašinėjimo, SMS-ų, nieko. Ir iš kur tu apie tai tiek daug žinai, Henri? Tiesiog žinau. Tai kaip manai, gal visgi šiandien gausiu mobilųjį? Na, visai nepanašu į numeruotus nykštukus. Kam rūpi tie numeruoti nykštukai? Svarbiausia dabar išsiaiškinti, ar gausiu mobilų ar ne. Bent jau kokį nediduką. Tėti! Mes vyrai! Jo, jūs vyrai, laikykitės, vyrai. Kur Piteris? Ką jūs jam padarėt? Pasitikit blizgučių karalių. Piteri. Geriausi berniukai, tikri vyrai. Geriausi berniukai, tikri vyrai, blizgučių karaliai. Geriausi berniukai, tikri vyrai. Jiems rūpi tik dainuot. Geriausi berniukai, tikri vyrai. Jei norit, išbandykit. Geriausi berniukai, tikri vyrai. Geriausi iš visų. Jis vyras, blizgučių karalius. Iš kur to išmokot? Teta Greta atsiuntė. Bet juk jis paaugliams, išjunk tučtojau. Negaliu, man per daug linksma. Išjungi tučtojau, Piteri. Ne. DJ B tau sako jau, jis sako ne, jokių būdų. O taip. Tai pats absurdiškiausias dalykas, kokį man teko kada nors išgirsti. Jau, tėti, ramiai. Ne, neramiai. Jums dabar derėtų ruoštis pirmadieniui mokyklos susirinkimui. Ir apskritai, ką čia apsirengiai? Čiagi blizgių žiedas, patinka? Blizgių žiedas? Iš kur gavai visus šituos daiktus?
Iš DJB parduotuvės užsisakiau, kai kalbėjau mamos mobiliuoju. DJB pamokė kaip? Tu naudojai mamos mobilųjį? Tu man leidai? Viskas, gana, Piteri. Daugiau šią savaitę jokio televizoriaus. Dėdė, kaip dėl mano telefono? Ne, Henry. Ačiū, Kirmine. Na, sakiau, kad lengva nebus. O gal bent tokį, kurį einančių skambučių nerodo? Išvertė Rūta Sargūnaitė, įgarsino Henrieta Horidaitė, Vers Media.